Kauno Varpo gimnazijos abiturientai pamokų metu buvo priversti klausyti rinkimų agitacijos. Moksleiviai pasakojo, jog pirmadienį vietoj svarbių A lygio istorijos ir biologijos pamokų jie buvo sukviesti į aktų salę. Ten savo rinkimų lozungus balso teisę turintiems moksleiviams dėstė į mokyklą atvykę Darbo, Tvarkos ir Teisingumo partijų bei Stasio Žirgulio nepriklausomų kandidatų koalicijos atstovai. Ta pačia diena buvo pasakyta vieni per kitus, tiesiog perdavėm žinią, kad reikia dalyvauti aktų salėje, nes bus kitokio tipo pamoka. Tiesiog klausėmės rinkiminių agitacijų. Jie ten ką pasakojo, savo programas, ką jie šnekėjo? Jie kalbėjo apie Kauno bėdas ir koks yra nepakankamas biudžetas. Moksleiviai piktinasi, kad mokyklų vadovų suorganizuota rinkimų agitacija sutrukdė jiems ruoštis brandos egzaminams. Paklausus, kodėl mes turime jų klausyti, tiesiog buvo atsakas, kad turime būti pilietiški žmonės ir kiekvieną dieną kuriame istoriją. Mokyklos direktorė aiškina moksleiviams organizavusi netradicinę jungtinę istorijos pamoką apie rinkimus. Politikai esą pakviesti tam, kad moksleiviams būtų įdomiau. Pati kandidatų pasisakymus pilietinėje pamokoje išklausiusi direktorė pamoką įvertino kaip labai gerą ir informatyvę. Manau, kad tai demokratiniai visuomeniai galim su visais susitikti, visus išklausyti, visus girdėti ir padaryti savo priimtiną sprendimą. Aš noriu, kad mano vaikai mokėtų toliau gyvenime irgi dalyvauti valdyme, dalyvauti rinkimuose, dalyvauti ir kandidatuoti, jeigu reikės. Tiesiog tegul mokosi vaikai to gyvenimo. Kauno miesto švietimo skyrius dar prieš prasidedant agitacijai mokyklų vadovus griežtai įspėjo tokius renginius organizuoti ne pamokų metu. Dėl rinkimų agitacijos Varpo gimnazijoje pradėtas patikrinimas. Po jo bus sprendžiama dėl direktorės atsakomybės. Turėtų būti tai tokie renginiai daromi po pamokų metu, reiškia yra sudarytas tvarkaraštis ir turėtų vykti tos pamokos, kurios yra nurodytos. Po trečiadienį Kauno rinkiminėje apylinkėje įvykusio incidento, kai buvo sulaikyti 36 galimai papirkti benamiai, balsavimą nuolat stebi policijos pareigūnai. Daugiau incidentų kol kas nenustatyta. Balsų pirkimu kaltinami socialdemokratai toliau platina pranešimus apie juodąsias technologijas. Neoficialiais duomenimis trečiadienį popiet iš Petrašiūnų balsuoti ketinta atvežti dar vieną partiją už 10 litų savo balsą parduoti pasirengusių benamių. Rinkėjų papirkimu kaltinamas socialdemokratas Romaldas Rabačius ketina pats rašyti prašymą policijai kuo skubiau ištirti ir išsiaiškinti, kas organizuoja rinkėjų papirkinėjimą ir juodina jo vardą. Rinkimų pažeidimai fiksuojami visoje Lietuvoje. Kretingoje dėl įtariamo balsų pirkimo sulaikyti 2 vyrai. Jie apklausti ir uždaryti į areštinę. Skundų policija sulaukė ir Alytuje. Pranešta, kad iš vieno kaimo žmonės automobiliu vežami balsuoti. Panašus atvejis užfiksuotas ir Lazdijuose. Tyriama, ar iš tiesų buvo vežamos organizuotos papirktų rinkėjų grupės. Į rinkimų incidentą įsivėlė ir Šilutės rajono meras Virgilijus Pozingis. Pamatęs miesto centre stalelį su rinkiminė Darbo partijos medžiaga, ėmėsi aiškintis, ar tam duotas leidimas. 3 medžiagą dalijusias šilutiškės papiktino, kad meras esą peržengė savo įgaliojimus ir parašė skundą. Virgilijus Pozingis teigė įstatymams nenusižengęs, esą tik pasiteiravęs, ar išduotas leidimas. Stovėjo 3 moteriškės, ant pėsčiųjų taką, pasidėjusios stalelį, reklaminį informaciją. Paklausiau jų, ar jūs turit įsiėmę leidimą šiai jūsų veiklai, kurias jūs darot. Sakė, nežinom, žino vadovybė. Sakau, gerai, mes išsiaiškinsim. Įsėdau mašiną ir nuvažiavau. Meras teigia, kad leidimas tokiai rinkiminiai agitacijai išduotas nebuvo. Esą turima informacijos, kad kelių partijų atstovai papirkinėja rinkėjus, todėl bus kreipiamas į policiją. Išankstinėmis balsavimo dienomis plūstant skundams dėl rinkimų pažeidimų, generalinė prokuratūra nusprendė rinkimų sekmadienį dirbti nuo pat ryto iki beveik vidurnakčio. Prokurorai teigia ne tik priimsiantis, bet ir nagrinėsiantis skundus dėl rinkimų tvarkos pažeidimų. Pirmąją išankstinę balsavimo dieną savo valią pareiškė 21 000 ir beveik 500 rinkėjų. Tai nesudaro net 1%. Aktyviausiai balsuota Birštono rajone, Pagėgiuose bei Trakų rajone, kuriame žmonės neslepia, už balsą mokama nuo 20 iki 100 litų. Reporterės Kristina Karlonė ir Monika Petkevičiūtė.